Sveiki, brangūs draugai. Su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Žiūrėjimas į Kristų. Aktyvaus gyvenimo ir darbo sūkuryje Henochas tvirtai išlaikė savo bendravimą su Dievu. Kuo didesnis ir sunkesnis buvo darbas, tuo didesnės ir karštesnės buvo jo maldos. Laikas nuo laiko jis pasišalindavo iš visuomenės. Pabuvęs kurį laiką tarp žmonių, padėjęs jiems savo darbu, pavyzdžių ar patarimu, jis pasišalindavo, kad galėtų kurį laiką praleisti vienatvėje, alkdamas ir trokšdamas to pažinimo, kurį gali duoti tik Dievas. Taip bendraudamas su Dievu, Henochas vis labiau atspindėjo dievišką atvaizdą. Jo veidas spindėjo šventa šviesa, ta šviesa, kuri švietė Jėzaus veide. Netgi bedieviai su pagarbia baime pastebėdavo dangaus antspaudą jo veido išraiškoje, jam grįžus iš bendravimo su Dievu. Henochas visą laiką prieš save laikė viešpatį, Kristus jam buvo nuolatinis palydovas. Jis buvo pasauly ir atlikdavo savo pareigas pasauliui. Tačiau jis visą laiką pasilikdavo Jėzaus įtakoje. Jis atspindėjo Kristaus charakterį, rodydamas tas pačias savybės – gerumą, gailestingumą, užuojautą, supratimą, kantrybę, romumą, nuolankumą ir meilę. Jo kasdieninė draugystė su Kristumi darė jį panašesnį į tą, su kuriuo jis turėjo tokį artimą ryšį. Diena iš dienos jis darėsi panašesnis į Kristų, savo mintimis ir jausmais artėdamas prie dangaus. Jei mes visą laiką laikytume viešpatį priešais save, leisdami savo širdims prisipildyti padėkos ir gyriaus jam, tai mūsų religinis gyvenimas visada būtų kupinas gaivumo. Mūsų maldos Dievui įgaus pokalbio temą, kaip lyg mes kalbėtume su draugu. Jis su mumis asmeniškai dalinsis savo paslaptimis. Dažnai mes pajusime malonų ir džiaugsmingą Jėzaus buvimą šalia. Dažnai mūsų širdis liepsnos mumyse, jam artinantis prie mūsų, pabendrauti taip, kaip jis artindavosi prie Henocho. Jei iš tiesų bus toks krikščionio patyrimas, tai jo gyvenime matysim paprastumą, nuolankumą, ramumą ir nusižeminimą, kas rodys visiems su juo bendraujantiems, kad jis buvo su Jėzumi ir mokinosi iš jo. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.